ritasi pasaulis. Vakar parduotuvėje aš mačiau brainrotų korteles. Kompanijos tik pamato, kad kažkas išpopuliarėja ir jau nusprendžia sukti biznį. Manau, kad aš esu dalis tos problemos, kadangi nusipirkau šitas korteles, tačiau padarom unboxingą. Tai buvo verta 3 eurų. Ar bus tas pats, kas su labubu šokoladu? What? Parodo jums šitas kortelės. Gal reikėjo kaip tik, tipo, neišimti. Nežinau, kaip veikia kolekcinės kortelės. Pati pirmo kortelė būtų tigrulinį watermelį. Tipo, pakankamai kokybiška kortelė, bet ką man su ja dabar reikės daryti? Reikėjo pagalvoti prieš nusipirkant šitas kortelės, turbūt. Antroji mūsų kortelė. Raipusi medusi. Jeigu darysite verslą, bent panaudokite tokius brainrotus, kurie kažkada iš tikro egzistavo. Kas čia? Antrą kartą šio pavadinimo tikrai neskaitysiu. Man taip gaila tėvų, prie kurių ateis vaikai prašydami, kad nupirktų va tokį tipo korteles ir po to tiesiog mėtysis šiukšlės kambarį. Aš maniau, kad čia kažkas faina bus. Kažkaip manau, kad bent jau gal turim interaktyvius žaidimus, galbūt turėsim. Yra 102 kortelės šitoj kolekcijoje. Biniai krostinį. Kortelės turi skirtingus reitingus, spėju. Bent jau jos gali būti kažkaip panaudojamos. Kiek suprantu, gavome legendinę. Asmeniškai man tokia šlikštoka, tai vaikam pirkit normalias dovanas, o ne šitas korteles, nes jos tikrai nėra vertos to. Pastebėjau, jos labai smirda perdirbtom padangom. Gerai, tai jeigu traukitės kalėdoms su draugu, galite šitą panaudoti kaip puikią dovaną. Tokio pranko tipo formatu, tačiau daugiau. Nelabai šito matau paskirties. Jis neįkėlė daugiau postų į savo Instagramą knyguolį. Užsukit, čiau.